Sveiki gyvi. Kaip Purišky šita akumuliatorinė aukšto slėgio plovykla suderinama su Makita baterijom. Iš pradžių galvoju, kuo jos skiriasi. Šita turi tokį angalį, metalinį. Ir paskui tik supratau, kaip jis veikia. Čia sukant, reguliuojamas yra purškimas. Kuo labiau uždarom, tuo plokštesnė srovė. Kuo labiau atidarom, tuo labiau į vieną tašką. Tai visai neblogas sprendimas, aš galvoju. Taip. Čia tokie vieni pigiausių variantų yra. Ir aš šiaip galvojau, kad bus prasčiau, bet visai neblogai veikia. Pažiūrėkime. Su porą kibirų vandens iš tikrųjų galima neblogai nupurškti tą mašiną. Paskui greičiau pasidarbavus ir su vienu kibiru pilnai galim nupurkšti. Taip, čia į tašką bus. Na, purškim. Jau seniai plauta. Čia teikim kur daugiau kuro. Na, žodžiu, pučia normaliai. Darykim plokščią. Taip, šiek tiek atviresnė. Uždaresnė. Purškim normaliai. Čia vat akivaizdžiau bus, kur jau ratlankiai pilni žvyro. Susidomėjęs yra. Taip, sakyčiau. Visai normalus dalykas. Nejunkit. Rekomenduočiau nejungti prie vandentiekio, jeigu kažkas bandysit, nes daiktas nėra pritaikytas gauti slėgio iš išorės. Jį reiktų į kibirą, kažkokią talpą ir, manyčiau, automobilį nusiplauti ar kažkur tai laistymui kažkokiam netgi gal ir dar kam nors. Tikrai neblogas dalykas. Pas mus iš parduotuvėj terminalas i-terminalas.lt galit nusipirkti tiek su baterijom, tiek be baterijų. Be baterijų bus pigiau, jeigu turit makitinių. Įkišit, nereikės išleisti pinigų baterijų. Niekam nereikia, jeigu jūs turit. Jeigu neturit, čia į komplektą eina dvi. Galima pirkti pas mus ir dar daugiau, jeigu turim nebrangiai. Ir kroviklio, ir baterijų pačių. Tokia apžvalga, laimingai visiems.